Kodėl atsiranda pleiskanos? Žmonėm ne tiek įdomu kodėl, o ką su jom daryti. Ir tada naudojam šampūnus nuo pleiskanų, kurie veikia. Įprasti šampūnai pramoniniai nuo pleiskanų veikia, kol tu juos naudoji. Tai atsiranda tam tikra priklausomybė, bet žmonės supranta, kad nėra visai taip, kad gerai, kad aš naudoju, kol naudoju, tol tų pleiskanų nėra, nes oda sausėja. Vis dėlto pleiskanų atsiradimas kartais gali būti dėl grybelio. Gali. Bet daug dažniau ir dažniausiai jis atsiranda būtent dėl tos sutrikusios galvos odos liaukų veiklos. O jinai sutrinka kodėl? Todėl, kad mes ją per daug dirginam. Žmogaus kūnas yra toks dalykas, kuris šiek tiek skiriasi nuo mūsų supratimo sterilaus apie švarą. Nes pastebėkime, oda kada yra maloni, graži ir sveika, kai jinai yra truputėlį drėgna ir truputėlį riebi. Tai galvos oda lygiai taip pat. Ir jeigu mes ją išsausinam, o ją sausina ir šampūnai, ir ypač šampūnai nuo pleiskanų, ta galvos oda atrodo kaip koksai, stalo paviršius gerai nuplautas ir nublizgintas. Bet jis toks neturėtų būti. Mūsų oda turi apsauginį barjerą ir jis yra šiek tiek riebus. Tai jeigu mes su plovimo priemonėm jį visą nuplaunam, mūsų oda stengiasi iš paskutiniųjų bandydama atstatyti tą barjeriuką. Ir tada sutrinka visa pusiausvyra ir gali atsitikti, kad pradeda gamintis pleiskanus ir jų gaminasi daug. Tai jeigu mes suprantam priežastis, tada aišku, ką turim daryti. Turim nebedirginti ir turim raminti. Raminti, drėkinti ir duoti laiko odai susireguliuoti. Tai tam turėtume visų pirma pakeisti į šampūną, kuris nedirgina. Apie juos aš jau kalbėjau, kad tai yra šampūnai, kuriuose nėra aršių cheminių medžiagų. Ir dar priedo gali būti kokių nors medžiagų augalinių, kurios ramina. Tai alavijų sultis visų pirma, arbatmedis, pavyzdžiui, yra šampūnas arbatmedžio ir nakvišų. Tai nakvišos, kaip žinoma, omega riebiosiomis rūgštimis yra turtingos, jos ir pamaitina ir padeda atstatyti tą apsauginę plėvelę, o arbatmedis veikia antibakteriškai. Bet svarbiausia, kad pats šampūnas, jis nedirgina savo sudėtinėmis dalimis, nes plaunanti medžiaga irgi yra švelni ir augalinė. Taip pat Odilic šampūnas, kurio pagrindą sudaro alavijos sultis, net ne vanduo, irgi su arbatmedžiu ramina galvos odą. Arba molis. Daug kas tiesiog mėgsta molį ir molis įsivaizduojam iš karto, kad drėgnas, raminantis. Nes nuraminti ir palaikyti drėgmę, jeigu mes taip savo galvos odą prižiūrim, pasistengiam galbūt rečiau plauti galvą, bent jau kas antrą dieną, kol susibalansuos ir per kelias savaitės nuo tų pleiskanų galim ramiausiai išsigydyti be ypatingų priemonių, svarbiausia pasitelkę šiek tiek kantrybės.